išeiti sveikiems. Tuo įsitikino nuo chuliganų nukentėjęs 60-metis vyras. Alytuje Jurgiškių gatvėje esančioje parduotuvėje kilo konfliktas. Vaizdo kameros užfiksavo, kaip 3 jaunuoliai puola vyrą. Tarp užpuolikų ir 60-mečio pirkėjo kilo susistumdymas. Chuliganų aukai sumušta žandikaulis. Liūdnesnių padarinių išvengta. Mat į muštynes įsikišo parduotuvės apsaugos darbuotojas, kuris ir numalšino konfliktą. Vis dėlto užpuolikai bent jau kol kas nenubausti. Todėl Alytaus policija prašo atsiliepti įvykio liudytojus ir susisiekti nurodytais numeriais. Marijampolėje demaskuotas pilstuko fabrikas. Iš pradžių pareigūnai kelyje Kaunas-Marijampolė sustabdė Audi A6, prie kurios vairo sėdėjo 56 Kalvarijos gyventojas. Mašinoje aptikta 90 litrų spirito. Tuomet atlikta krata netoli Marijampolės esančiame Balsupių kaime. Anksčiau teisto 36 vyro namuose rasta dar 90 litrų spirito. Įtariama, kad namo šeimininkas juo prekiavo. Paskui pareigūnai patikrino garažą kitoje gatvėje. Rasta daugiau nei 1000 pakelių kontrabandinių cigarečių. O per kratą Sodų bendrijos Obelinė namelyje demaskuotas pilstuko fabrikas. Aptikta filtravimo įranga, tušti buteliai, kamšteliai ir net rusiškos banderolės. Aptikti ir keli šimtai litrų spirito. Visiems įtariamiesiems dėl nelegalių svaigalų gresia teismas. Telšiuose pas namuose siautėjusį vyrą rasta įtariamą narkotikų. 40-metis triukšmavo Montvilos gatvėje. Vyras grasino nužudyti žmoną ir svečius. Telšiškis buvo sulaikytas, jam nustatytas vidutinis girtumas. Vedant įtariamą į areštinę pas jį rastas nedidelis žalios spalvos užsukamas indas su kvaišalais. Dėl narkotikų nuteista Lietuvos čigonų bendrijos prezidento Josifo Tyčino žmona aukštesniame teisme sulaukė malonės. Tačiau laisvę moteris pamatys vis tiek negreitai. Bausmė moteriai sutrumpinta 6 mėnesiais, todėl kalėjime sėdėti jai reikės 10 metų. Išsamiau Šrašiulytė. Tafilija Tyčina mušėsi į krūtinę, kad narkotikai ne jos. Lietuvos čigonų bendrijos čigonų laužas vadovo Josifo Tyčinos žmona tiek pirmosios, tiek apeliacinės instancijos teismuose bandė įrodyti, kad narkotikų ji nepardavinėjo, o tapo aplinkybių auka. 2014 Liepą apygardos teismas šiais moters pasakojimais nepatikėjo. Apeliacinis teismas sulaukęs nuteistosios gynėjos skundo. Šią versiją nepatikėjo taip pat. Aukštesnės instancijos teismas paskelbė, kad nėra jokių abejonių dėl to, jog Tyčina prekiavo narkotinėmis ir psichotropinėmis medžiagomis. Anot teismo, tai buvo jos gyvenimo būdas. Prašė visiško išteisinimo? Jinai taip, kad neįrodyta jau buvo ir analizuota visas aplinkybės. Tačiau teismas vertino kitaip ir toliau mes matysim, kaip viskas bus. Reikia pilnai įsipažinti, motyvai bus iš esmės. O kokie jos argumentai buvo, kad... Neįrodyta taip ir paskui svarbiausia, mes bandėme įrodyti, kad dėl ligos jinai negali atlikti bausmės, suprantat. Nors apeliacinis teismas moterį pripažino kalta dėl nusikaltimų, dėl kurių pirmojoje instancijoje ji buvo išteisinta, vis dėlto atsižvelgta į moters sveikatos būklę. Apeliacinis teismas jai paskirtą bausmės laiką sutrumpino pusmečių. Vadinasi, moteris už grotų praleis 10 metų. Pirmosios instancijos teismas dar 2014 Liepą kartu su Tafilija Tyčina nuteisė ir jos dukrą. Tada ji buvo dar nepilnametė. Jai buvo paskirta lygtinė laisvės atėmimo bausmė. Nuo teisingumo neišsisuko ir Tyčinos pagalbininkė Natalija Krasikova bei dar vienas narkotikų pirkėjas. Bylos duomenimis juodojoje rinkoje buvo prekiaujama ne tik kanapėmis, jų dalimis, bet ir heroinu. Per kratas pareigūnams pavyko rasti tokį kiekį kvaišalų, už kurį pardavėjai būtų susišlavę apie 100 000 eurų. Be to per kratą Tyčinų namuose buvo rasta ne tik didelė suma grynųjų apie 60 000 eurų, bet ir nemažai aukso. Beje, įtarimai dėl prekybos narkotikais buvo pateikti ir čigonų bendrijos vadovui Josifui Tyčinai, bet nesurinkus pakankamai įrodymų, byla buvo nutraukta. Aušra Šiaulytė, Remigijus Pakėnas, Vilnius. Buvęs sovietų milicijos pareigūnas Vaclovas Lučinskas gali lengviau atsikvėpti, nes lieka išteisintas dėl karo nusikaltimų. Prokurorai 85 vyras siekė už grotų pasodinti 11 metų. Kanadoje gyvenantis nužudyto tremtinio sūnus reikalavo 500 000 eurų. Tačiau apeliacinis teismas skundą atmetė. Kodėl, pasakoja Ieva Motiejūnaitė.
Vilniaus apygardos teismas trėmimu ir nužudimu kaltintą buvusi sovietų milicininką 85 Vaclovą Lučinską išteisino. Tokį verdiktą teismas priėmė dėl to, kad pritrūko įrodymų. Be to nėra liudytojų. Buvusio pareigūno asmens byloje nėra jokių įrašų apie ypatingus įvykius. Bet prokurorai buvusi milicininką pasiųsti už grotų siūlė 11 metų. Apeliacinis teismas skundą atmetė. Teismas rėmėsi tuo, kad nėra įvykio metu operacijoje dalyvavusių kariškių, operatyvinių darbuotojų, liudytojų, kurie yra visi mirę arba mirė tremtyse. Arba buvo vaikelis, kurio laukėsi sušaudytojo žmona, jis dabar Kanadoje. Tuo metu jo laukėsi, jis negali paliudyti, yra dar vienas liudytojas. Buvo ištrauktas toks vienas archyvinis raštas, kuris buvo pasirašytas 3 Rusijos piliečių, 1 saugumiečio ir 2 kariškių, kad neva jisai dalyvavo toje veikoje, bet jisai tai kategoriškai neigia ir daugiau absoliučiai jokių kitų įrodymų byloje nebuvo, ką teismas ir pripažino, kad vien tai remtis tokiu archyviniu raštu, pasirašytų nežinia kieno, nežinia kokiamis iš tikrųjų aplinkybėmis, kai nėra nei vieno gyvo liudytojo, kuris patvirtintų tas aplinkybės nurodytas tame rašte, pripažino, kad toks įrodymas nėra tinkamas ir pakankamas pripažinti tokiem sunkiem kaltinimam. Kaltinimai Lučinską pasivijo dėl 49-ųjų įvykių. Tuomet stambaus ūkininko Antono Bogdanovičiaus šeima su 3 vaikais buvo ištremta į Irkutsko sritį Sibire. Bylos duomenimis sulaikant šeimą vienas Bogdanovičių sūnus, 31 Julijanas, bandė išvengti žiauraus likimo, todėl iššoko pro langą. Archyvose minima, kad bėgti bandantis vyras buvo nušautas. Prokurorai įsitikinę, kad kulką į bėglį paleido būtent Lučinskas. Nušauto vyro žmona tuo metu laukėsi sūnaus. Šiuo metu jis gyvena Kanadoje, o už tėvo netektį iš Lučinsko reikalauja daugiau nei $500 000 eurų. Bet ir šį prokurorų skundą apeliacinis teismas atmetė. Nuosprendis dar gali būti skundžiamas aukščiausiajam teismui. Ieva Motiejūnaitė, Kęstutis Vaišvila, Vilnius. Labas vakaras. Šiuo metu Kauno Žalgirio krepšininkai žaidžia Lietuvos krepšinio lygos čempionato rungtynes išvykoje su Kėdainių Nevėžio ekipa, kuriai visai neseniai sensacingai pralaimėjo. Dabar Šarūno Jasikevičiaus treniruojama Žalgiris paskutinėme ketvirtyje Nevėžį triuškina 27 taškų skirtumo. Vienas garsiausių Lietuvos krepšininkų Artūras Karnišovas minimas kaip vienas pretendentų užimti NBA komandos Bruklino Nets vadovo pareigas. Stipriausioje pasaulio krepšinio lygoje vienas sėkmingiausių rungtynių šį sezoną sužaidė Jonas Valančiūnas. Pergalę džiaugiasi ir Houstono Rockets, kuri vis dar žaidžia be Donato Motiejūno. Jungtinių Amerikos valstijų žiniasklaida skelbia, kad Artūras Karnišovas kartu su dar 3 žinomais NBA specialistais yra minimas tarp realiausių pretendentų užimti Bruklino Nets komandos generalinio vadybininko pareigas. Kartu su lietuviu taip pat minimi Brianas Colangelo, Denis Ferry, Gersonas Rosas. Nets komanda priklauso Michailui Prochorovui. Rusijos milijardierius neseniai atleido Nets generalinį vadybininką Billy Kingą ir vyriausiąjį trenerį Leonelį Hollinsą. Ar Artūras Karnišovas taps Bruklino komandos generaliniu vadybininku turėtų paaiškėti iki vasario 18 dienos. Praėjusios nakties rungtynėse Nets namie 116-106 nugalėjo Oklahomos Thunder. Jonas Valančiūnas žaidė puikiai, o jo atstovaujama Toronto Raptors komanda namie 112-94 nugalėjo Los Angeles Clippers. Lietuvos rinktinės vidurio puolėjas pelnė 20 taškų, atkovojo 8 kamuolius, o jo atstovaujama Toronto komanda iškovojo jau 8 pergalę iš eilės. Raptors rytų konferencijoje užima 2 vietą. Svarbių laimėjimų džiaugiasi ir Houstono Rockets, kuri žaidžia be traumuoto Donato Motiejūno. Raketos namie šventė pergalę rezultatu 115-104. Atvirame Australijos teniso čempionate sensacingą žygį tęsė iki tol visai nežinoma Kinijos tenisininkė. Australian Open turnyre paaiškėjo paskutinieji ketvirtfinalio dalyviai. Antrą vietą pasaulio reitinge užimantis Endis Maris iš Australian Open varžybų eliminavo paskutinį likusį Australą. Britas užtikrintai 6-4, 6-4, 7-6 nugalėjo Bernardą Tomičių. Endis Maris per karjerą 4 kartus žaidė Australian Open turnyro finale, tačiau iškovoti šio prestižinio trofėjaus dar nesugebėjo.